Laidą Vienam gale kablys remia patikimas vairuotojų draugas eOLTas. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Laidą pradedam netradiciškai. Už manęs eOLTas, viskas automobiliui. Automobilio detalės ir servisas. Ruduo, lašišų žvejybų metas, kai reikės važiuoti grioviais, miškais, klimti. Ir aš prieš visą šitą žygį noriu pasiruošti savo automobilį. Savo automobilius eOLTe tvarkau daugiau negu 12 metų, tai noriu supažindinti su bičiuliais, ką jie gali pasiūlyti ir kaip paruošti mūsų automobilį kelionėms. Labadiena! Labadiena, Pauliau. Malonu Jūs vėl matyti. Malonu vėl matyti. Gerai, tai dabar Jums bus nemalonu. Nes ruošiamės dideliem tripam rudeniniam, bus labai didelės apkrovos važiuokliai, grioviai, lašišų žūklė, miškai. Tai norėčiau, kad sutvarkytumėt prie šitą visą reikalą. Patikrinti automobilių. Taip. Gerai. Gerai, aš susitaisyti. Gerai. Paimsim mes Jūsų automobiliuką ir patikrinsim jo būklę. Tai kokios problemos? Taip, kadangi patikrinam automobiliuką, įvertinom techninę būklę, iš tikrųjų, kadangi pas mus dažnai prižiūrite automobiliuką, lankotės pas mus, tai bėdų didelių kaip ir nėra. Bet rekomenduojame pakeisti stabdžių diskus ir prieš sezoną rekomenduotumėm pakeisti variklio alyvą. Tai gerai, pasidarom stabdžius, kad turėtumėm stabdyti prieš briedžius ar ne miškuose ir pasikeičiam tada tepaliukus. Į parduotuvę? Aš dėl detalių palydėsiu Jūs į parduotuvę pas mūsų kolegas. Tikrai parinks tinkamas detalės, tinkamą alyvą, parekomenduos kažką iš mūsų asortimento. Liuks, eit. Taip, tai padėsim Jums su prekiam. Taip, tai matau, kad tepaliukus keisim. Gal prie tepaliukų to pačiu pasikeistumėm ir oro filtrą, salono filtrą. Tai aišku, viską vienu kartu, Viską vienu. reikėtų galvos. Tvarkoj, matau, kad kadangi žiema artėja, gal žieminių prekių to pačiu pasiūlysiu. Kaip lyną, kaip akumuliatoriaus pakrovėją. Va, nes mes važiuojam dabar į miškus, į tas visas lašišų žvejybas, tai lynas pakrovėjas privalomas dalykas, aš manau. Neturit kastuvo? Kastuvo dėja neturim. Gerai, supratau, kastuvą ieškosim kitur, bet aš mielai. Tai gal praeikim tada. Čia viskas man? Taip Jums. Ir valytuvas įdėjo. Taip, valytuvai. Super. Ačiū labai. Prašau. Varom į servisą. Ir noriu visiems priminti, kad visom žieminiam prekiam rugsėjo 26-27 dieną 30%. Mes varom susitvarkyti iki galo automobiliuką. Jehei! Nu, automobiliukas sutvarkytas, viskas liuks, stabdžius kai dėjau, neišlėkiau per priekinę langą. Ok, ką darom su žvejyba? Žiaurinis oras, lietus ir baisinis vėjas. Su valtim šansų neturim. Išplaukti upės pakilusios.
Tai aš turiu tokią vieną slaptą vietelę, visiems gerai žinoma, kur pilna kaituotojų. Švencelė, tikrai graži vieta. Tai varom ją pažiūrėti. Aš noriu pagauti, kad ir mažų, bet ešeriukų, džiugiukų arba vobleriukų. Ten turėtų užstoti vėjas ir turėtų būti fainai, kai varom į Švencelę. Jau! O, turiu kažkokį. Koks ešerys! Oi. Sakė, didelis Švencelėj kimba, va. Didžiausia. Yra. Jehei! Jehei! Vat! Ant žigrigiukų. Ai. Nu va, 2 ešeriai. Švencelės ešeriai, paimk, prašau. O, yra iš toli. Iš toli važiukas iš toli. Lai. Švencelės ešeriai. Jehei! Tričiukas. Apa, yra. Juhu. Ai. Švencelės žuveliuokai. Vobleriukai. Jehei. Apa. Švencelinis taraliukas. Jeho! Nu va. Matėt, kaip viskas buvo? Čia kaip valtį gaunas, pakeičiau kampą. Kur ešeriukai radau, iš ten pagavau pirmą voblerių, paskiau guminukais ir atrodo viskas baigėsi. Ir tada apėjau kampą ir iš kitos pusės, į tą pačią pusę. Na va, toksai fainas. Varyk. Ir iš karto užkibo. Tai čia, kaip mes kalbam, kad perstačiau valtį, tik čia nuo kranto. Apėjau iš vieno kampo, su valtim, kai pagaudė ešeris, nebekimba, apiplaukė, iš kito kampo pagaudė ešeris. Tai čia toksai va, valties perstatymas. Gaila ant vobleriukų nekimba, tik tai vieną pagavau, porą derakupų, bet kai nėra kur gaudyti ir nėra kur įlyst per tokią audrą, tai čia už namų pasislėpus prie marių visai smagus reikalas gaudasi.
Yra. Mažiukas. Mažesnė čia kažkokia. Juhu. Juhu. Tu. Mažiuko ešeriukų žvejyba per baisinį orą. Visada geriau negu namie sėdėti. Daug geriau. Laukiam, kol ateis ten baisinė ta audra. Aha, dar vienas. Juhu! Labai sumažėjo, berniūzai. Kepurė pliečia. Ai, kagot! O. Iho! Žiauriai buvau pasilgęs ešeriukų, žiauriai. Ir gaudyti mikrodžigo 5 gramukais yra kažkas tai tokio, kaip tai dryžiai. Juhu! Va ten visi dar jie kaituoja. Aš jau čia galvoju, kad mums toj bus šakės, o matau dar sparnų viršų, jie išprotėja visai. Tai va, tokios Svencelės istorijos. Dar porą žaviliokų ir nusimuilinsim. Pasibaigsim pirmą dalį ir antroji kalbėsim apie rimtus ešerius. Kada galėsim gaudyti juos, aišku. Žvejyba Svencelėje iš tikrųjų įdomi, nes į tuos kanaliukus, kai didelės audros, iš Kuršių marių iš tikrųjų prilenda ne tik tokių ešeriukų, kuriuos šiandien matote, bet būna, pasakoja, aš tai čia pirmą kartą žvejojau, bet pasakoja meškeriotojai, kad iš tikrųjų sueina ir tie didieji Kuršių marių ešeriai. Dažniausiai tai būna labai vėlyvą rudenį arba ankstyvą pavasarį, kai vanduo šiltesnis ir aišku, tos kanalus sulenda mailius. Tai galvoja, kad šalant vandeniui tikrai Svencelės kanalai turi perspektyvą. Kaip matote, ten gal ir ta žvejyba tokia egzotiška, ar ne? Aplinkui kaitininkai su savo kaitais, jūs slapinėjat po kanaliuką, iš anos pusės žmonės kviečia atsigerti kavos, tai visai smagi ir gera žvejyba, mes labai gerai praleidome dieną. Aišku, vis tikėjausi to didesnį ešerę, bet kol kas kanaluose tų didelių nėra, bet būtent nedideli mažiukai paliko tikrai smagių akimirkų, tas kiekvienas jų krepštelimas, barštelimas per nagus, pakirtimas, nepakirtimas yra visa tai, dėl ko mes ir važiuojame į žvejybą. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Toks mūsų apsilankimas buvo Svencelėje. Iš tikrųjų ten smagu, mažų ešeriukų galima visai gražiai pagaudyti, bet aišku, norisi visą laiką didelių. Bet kad ir mieste, va čia netgi kibdavo, bet vanduo toks, kad potvynis visur. Tai teks šiek tiek pralaukti, bet galvoju, kad galiu papasakoti jums apie ešerius ir jų žūklės būdus, nes ešeriai tikrai visai netrukus prasidės. Tai pirmas variantas, aišku, yra klasikinis džigas. Tiesiog rudenį, žvejojant klasikinių džigų įvairiausiose vietose nuo kranto, aš mėgstu naudoti netradicinius guminukus, tarkim, nesliekiukus, nežuvytės, bet vienas mano mėgstamiausių variantų, tai aišku, yra kažkas panašaus į vėžius, visokius
gumas turinčios kreatyvą, turinčios rankytės, kojytės ir vienas iš mano mėgstamiausių vis dėlto masalų yra Crazy Flaperis, kuris iš tikrųjų, galiu drąsiai pasakyti, dovanoja vienus iš pačių gražiausių ešerių. Sakė, man šiandien kimba didelį. Kimba didelį. Aš nekaltas. Čia ne aš gaudau, čia gaudo Crazy Flaperis. Šiandien dideliausias masalas. Tinka. Vat, mėlynų gaudžiau. Dingo kibimai. Tik pakeičiau spalvytę, užmečiau 5 kartus, o paskutinį ešerių su mėlynu neužsidėjau spalvytę. Pokšt iš karto. Logika, ešeriai yra, matyt, prisižiūri tą mūsų, tą patį per tą patį mano. Ir kimba toliau. Aišku, be tradicinio džigo, kai rudenėja ir ešerys tampa vangus, tikrai verta naudoti ir vadinamąjį drop shot. Tai yra, kai masalas yra aukščiau nuo dugno ir visa tai virpinama yra meškerykočio galūnė. Ir visi šitie variantai iš tikrųjų dalina tikrai taip pat gražių žuvų. Vėlgi drop shotai naudojamas patys įvairiausi masalai, nuo nedidelių žuvyčių formų iki vėlgi vėžiukų, kas man labai patinka. Ir būtent toks variantas drop shotas, kai ešerys nors ir jo yra, bet būna vangus, tikrai priverčia jį susidomėti masalu ir jūs galite pagauti tikrai gražių žuvų. Rakaniukai, dar reikaliukai visi. O šiaip gaudo. Kai tu duodi vienoj vietoj, viskas būna gerai. Tas pats lėčiausias žuklės būdas, kaip jau sakiau. Bet jisai tada, kai iš viso žuvis vangios. Ir viskas gerai su juo. Svarbiausiai tik tai, daug kas nemėgsta iš tikrųjų, aš pavyzdžiui mėgstu tik tai žiemą, nes kitaip nepagausi žuvų. Jeigu įmanoma pagauti džigų ar džigrigų, tai aišku, daug kitamiau gaudyti jais. Koks gražuolis. Bet tada, kai žuvis visiškai neaktyvios, prikilusios nuo dugno, drop shotas išeitis. Visi čia kaip broliukai, smagus ilgi pikti ešeriukai, Little Spideris, ryškos kaip velnias. Ir viskas čia gerai. Na ir trečias variantas, apie kurį net taip seniai aš iš tikrųjų sužinojau, daugelis gaudo ir ypatingai sportininkai, tai yra vobleriai. Vobleris tai vėlgi toks masalas, kuris atrodo, rudeniui lyg ir nelabai tiktų, bet giluminiai vobleriai, kurie yra mušami labai aktyviai twitchingu, tikrai kartais būna daug perspektyvesni negu guminukas. Nežinau kodėl, dažniausiai tai būna todėl, kad ešeriai būna ir atkilę nuo dugno vienas dalykas, ir antras dalykas, kai jie dažniausiai maitinasi šiek tiek nuo dugno, vaikydamiesi mailių. Ir būtent aktyvus woblerio twitchingas, jo daužimas, būtent ir vilioja žuvį. Tai toksai, kitoks žuklės būdas, ne tradicinis džigelis, kaip mes esame pripratę, bet kartais dovanoja tikrai didelius laimikius. Ir kas įdomiausia, jeigu gaudai guminukų nuo dugno, kimba mažytės žuvis, o jeigu gaudai wobleriais, kimba iš tikrųjų didesnis. Tai atkreipkite dėmesį į tai.
Viskas šiandien apie ešerius. Nepamirškite ruošti savo automobilius prieš žiemą, nes dabar tas metas, kai iš tikrųjų mes klimstam, griūnam, važiuojam, kažkur tai tempiam vienas kitą. Ir jeigu dar neparuoštos važiuoklės, tai pagalvokite apie tai. Dėkui mūsų laidos bičiuliam Eoltas. Ir dar prieš pabaigdamas laidą noriu visus pakviesti į įspūdingas plekšnių žūklės varžybas, kurias kitą savaitgalį organizuoja klubas Žvejo Tribūna, kuris organizuoja tikrai begalę daug įvairiausių varžybų. Nuo plekšnių žūklė Neringoje nuo kranto turbūt viena įspūdingiausių, egzotiškiausių, kur galite sudalyvauti, laimėti krūvą prizų piniginių, netgi papulti Lietuvos rinktinį ir išvažiuoti žvejoti žuvies jūroje nuo kranto. Tai rekomenduoju visiems. O šiandien aš jums sakau, nei iš vyno, nei uodegos, susitiksime kitame nuotykėje ir greičiausiai tai bus lašišų žvejyba, kuri mane kaip visada neramina. Šiandien viskas.